Na štai, brangieji, šiandien ta pati diena ir aš iš karto, kol turiu laiko, nusprendžiau padaryti dar vieną Svabokso video. Štai mano antrasis Svaboksas, kuris yra gautas vakar. Šiandien yra ketvirtadienis, aš gavau jį vakar trečiadienį. Na ką, skubu daryti. Žirklės rankose ir kerpame. Kerpame, žiūriu, kad čia taip neblogai supakuota ir iš tikrųjų gan sunkoka taip jau. Nėra lengvas. Šį Svaboksą mes darėme su mergina iš Anglijos. Darėme už 40 eurų. Atidaręs dėžutę atrodo viskas štai šitaip. Labai faina, iš tikrųjų, tai blizgučių kiek daug ir iš žurnalų iškarpų visokiausių. Iš tikrųjų labai originaliai padaryta. Na, man patinka, wow, blizgučiai visur kimba. Tiesiog, na kągi. Na ką, ilgai nelaukėme ir traukėme dovanėles. Wow. Beje, norėjau pasakyti, kad mergina, su kuria aš darau šį Svaboksą mes darėme, jinai yra mano bendra vardė, jos vardas taip pat yra Gintarė. Taigi, kaspinėlis ir dovanėlės čia. Iš Garnier. Nuo raukšlių kremukas. Matau. Fainutis koksai. Labai fainas, labai moteriškas. Dieninis kremas. Essentials Anti-Wrinkle Cream. Iš tikrųjų, man kremų iš tikrųjų reikia, nors aš dar jo ir turiu, bet atsargai, aš labai mėgstu turėti iš tikrųjų atsargai, pastoviai nusipirku, tai man labai bus įdomu išbandyti. Šiaip Garnier nelabai perku, bet pastarieji mano išbandyti iš Garnier produktai man iš tikrųjų patiko. Tai bus matyti, bandysim, žiūrėsim. Nuo raukšlių kremas, čia vat rašo visas aprašymas. Bus įdomu, su aliejais, su maitinančiais aliejais. Atseit minkština odą, maitina, drėkina ir tikrai atseit vat dirba ant raukšlių, ta prasme. Taigi labai ačiū už šį kremuką, Gintarė. Na ką, žiūrime toliau mažytę kažkokią dovanytę. Čia kas čia bus toksai, nežinau. Taip tiesiog plėšiu. Net nežinau. Mua. Taip ir vadinas mua. Wet Look Eyeliner. Wow, Wet Look Eyeliner. Fainas iš tikrųjų. Nors aš eyeliner iš tikrųjų daug turiu, bet žiūriu. Na štai, eyelineris iš Mua. Wet Look Eyeliner, na, kaip sakant, eyelinerių niekada nebus per daug. Ta prasme, visada jisai man yra reikalingas, aš kiekvieną dieną jį naudoju, tai tikrai bus naudojamas ir sunaudotas. Taigi labai ačiū, Gintarė, už šį produktą. Na, žiūrime toliau, judame toliau. Kas per siurprizai mūsų laukia. Wow, kažkokį purškaliuką matau. John Freda, Full Repair. Kažkoks, manau, plaukų priemonė plaukams. Kaip sakant, aliejus, eleksyras. Wow, fainas iš tikrųjų. Atseit minkština, stiprina. Vat, kad stiprina plaukus, tai man tas labai patinka. Kad minkština, blizgėsi plaukams suteikia ir stiprina. Vat tas labai patinka man, tikrai. Kad stiprintų mano plaukus. Vat atseit rašo, kad tiesiog atkuria plaukus, ta prasme, nuo sužalojimo, nuo kiekvienos dienos, kad nesusižalotų plaukai. Na, tikrai bus įdomu jį išbandyti. Labai mėgstu visokius plaukų priemonės. Taigi labai ačiū, Gintarė, už šią plaukų priemonę. Oi, tiesa, atvirutė, matau. Wow. Atvirutė štai tokia. Oi. Northampton. Čia, oi, wow, čia iš Anglijos. Northampton. Labai įdomios vietos iš tikrųjų. Labai įdomu pasižiūrėti. Ir čia gan nemažai prirašyta iš tikrųjų. Štai šiek tiek paskaitysiu.
Na, laiškas gana iš tikrųjų yra asmeniškas, aš jums tikrai šio laiško neskaitysiu, tiesiog pasakė sėkmės kūryboje ant galo ir širdelė, šypsenėlė ir panašiai. Linkėjimus perdavė, na, tiesiog ačiū Gintarė tau linkėjimai taip pat. Tai va, aš iš tikrųjų tau Gintarėlė labai mažai parašiau trumpą atvirutę, bet manau nesupyksi. Jeigu mes toliau bendrausime, tai dar turėsiu galimybę tau parašyti ir ilgesnį laiškelį. Na, traukiame toliau. Tai purvo maskė. Aha, atpalaiduojanti, raminanti purvo maskė. Labai įdomu, purvo maskės aš niekada nesu bandžiusi. Ir mano odos tipui, normaliai, ta prasme normalios iki riebios odos. Mano oda yra mišri, rieboka, normali, mišri tokia. Ir atseit giliai valo poras, na super. Ir čia yra dvi, kaip suprantu. Taip, dvi maskės. Iš tikrųjų, vieną maskę aš duosiu savo sūnui. Nes jam reikia irgi giliai poras išsivalyti, tai jam patiks. Na, su sūnumi pasidalinsime ir paišbandysime būtinai Gintarėlė tavo maskės atsiustas. Labai ačiū. Maskės toks dalykas, kam kaukės tai yra, kad visada jos pravers, nes visada prireikia veidą išsivalyti, palepinti. Na ką, žiūriu, čia tokį didelį buteliuką turiu, kas čia bus? Sakyčiau šampūnas, bet labai skystas. Na, neatspėsiu, gal mecelinis vanduo koksai? Oh my god! Neįsivaizduojat, nebūčiau atspėjus gyvenime, Jėzau, aš nežinau. Wow. Nu, bet ir kiek tu nepagailėjai nupirkti Gintarėlę. Neįsivaizduojate, gavau iš Victoria's Secret. Wow. Iš Victoria's Secret, aš negaliu. Vėl, aš einu iš proto. Love Spell, Cherry Blossom and Peach. Bet koks kiekis. Čia ne tas mažiukas, čia išvis didelis kiekis. 250 ml. Wow, na dabar pauostysiu, tai čia taip atsuksiu, ar papurkšiu, iš tikrųjų nesuksiu. Norėjau čia taip atsukti, bet iš tikrųjų papurkšiu ir užsiuodžia labai švelniai. Pabandysiu pasipurkšti ant rankytės. Wow, kvapas, tai tikrai užburiantis kvapas, tikrai, nežinau. Labai esu patenkinta, be galo. Oi, pasidarė man šaltoka ten su tuo megztuku, tai persimaviau megztinį dabar kažkaip, nes, nežinau, mes dar šiaip nelabai kūrename, bet manau, kad jau pradėtų reikėti kūrenti, jau vis tiek spalio 1 diena šiandieną, jau ruduo, kaip sakant, jau toks, vat, čia bent jau Airijoje, tai nėra jau ir taip šilta. Na ką, aš dar kartelį noriu pasidžiaugti šio Victoria's Secret purškaliuku, wow. Bet tai kiekis toks didelis. Oi, tu Gintarė, kol aš išpurkšiu, tai wow. Na dabar tai jau galiu netaupyti, vienu žodžiu. Negaliu uostyti save dabar. Jetau, nu. Ką jūs, kvepėdama dabar į mokyklą eisiu kiekvieną rytą. Jetau, negaliu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes man labai patinka iš tikrųjų Victoria's Secret ir negaliu neuostyti, vienu žodžiu. Tai va, dabar tokį kiekį turiu, tai tikrai iš tikrųjų galiu per daug ir netaupyti, galiu save dažniau palepinti šiuo kvapu. Tai va. Viskas. Gavau, ko norėjau, galima sakyti, ta prasme, ne ko norėjau, aš jas neprašiau Victoria's Secret, iš tikrųjų, iš karto aš neprašiau, tik sakiau, kad man labai patinka, bet neprašiau. O jinai, matai, galbūt suprato, kad tai aš prašyčiau ar kažką, bet nežinau, bet iš tikrųjų labai laikau patenkinta, nežinau. Ačiū ir dar kartelį ačiū ir dar 100 kartų ačiū. Taigi. Na ką, žiūrime, kas toliau iš tikrųjų, nes galime čia kalbėti apie tą Victoria's Secret visą valandą. Čia nežinau, kas čia. Kažkoks buteliukas.
Žiūrime, kas čia. Bus aliejukas iš John Freda. Vau. Iš tikrųjų, čia yra pas mūsų ir per John Fredos, bet aš tokių produktų nesu mačius, kur jinai man va čia įdėjo. Freeze Ease, Organ Oil, Fighting Powder, švelninantis, 50% atseit ir sveikesni plaukai ir oi. Ir, na, vienu žodžiu, toks aliejus plaukams. Fainas įpakavimas, dozatorius, va toksai mažutis, fainutis. Labai fainai iš tikrųjų. Reikės pabandyti iš tikrųjų. Taip. Aš labai mėgstu plaukų aliejus, aš jų turiu, bet va po biškį išsinaudosiu iš tikrųjų, nes vis tiek po kiekvieno plovimo aš vis tiek naudoju plaukų aliejus, tai čia gan reikalingas dalykas, aš manau, netgi kiekvienai merginai reikalingas plaukų aliejus, aš manau, nes reikia plaukus apsaugoti. Na ką, vėl didelis kažkoks tai dalykas. Nežinau, gal čia koks šampūnas arba kūno bus lasijonas. Nežinau. Vau! Čia aš jau matau pump, toksai yra tas dozatorius, toksai, tai čia bus kūno lasijonas, man atrodo. Taip. Įdomu koks, kaip nekantrauju atidaryti, negaliu. Na, vau. Stangrinanti soda. Labai mėgstu stangrinančius kremus odai. Taigi, aš turiu va tokį. Iš Palmer's Cocoa Butter formulė. Tiesiog tą paprastą tokį, kur drėkina odą. O čia yra iš Palmer's Cocoa Butter, kur man gintarė įdėjo. Čia yra Firming Butter, tai yra sviestas su Q10. Tai šitas mano manimu yra daug geresnis negu šitas. Aš jį nusipirkau, nes man jisai patinka kvapas, patinka kaip jisai, ta prasme, koks tas losijonas, kaip sakant, sviestas. O šitas sviestas, tai jisai dar rašo, kad vat Titan Skin, kaip sakant, su ta prasme, na, nežinau kaip išversti, vienu žodžiu, jisai yra stangrina kūno odą. Su vitaminu E, su kolagenu, su elastinu, na, super. Čia tokio nemačiau pirkti ir labai fainai. Dozatorius man patinka, nes šičia, pavyzdžiui, tai nėra tokio dozatoriaus. Čia taip atsidarai ir jeigu būna mažai likę, turi čia taip pakratyti ir tada tik tais išlenda. Ta prasme išspaudi. O čia dozatorius, prašau, paukšt, pasipurškiai, kiek reikia, fainas. Labai patinka man iš tikrųjų su dozatorium, su visko, labai fainas dalykas. Labai džiaugiuosi. Bet dabar reikia dar tą pabaigti, tai tą reikia pabaigti, paskui tą naudoti gal. Dabar bus tas neišnaudotas, tas pradėtas, nežinau. Bet labai noriu iš tikrųjų išbandyti, nes aš žinau, net nebandžius, aš tikiu, kad jis tikrai labai geras iš tikrųjų ir iš karto galiu rekomenduoti va šitą dalyką. Kas norite stangrinti savo odą, ypač kas metate svorį, tikrai naudokite stangrinančius kūno losijonus. Pavyzdžiui, kas virš 30 metų, ypač kas esate, nesgi 20 metės iš tikrųjų galite naudoti. Jeigu metate ten, pavyzdžiui, norite numesti kokį 10 kg, kad odelė susitrauktų, kad viskas būtų kaip turi būti, stangrinantis kūno losijonai tikrai nepakenks. Kaip tik, manau, labiau sustangrins odą. Ir vienu žodžiu, na, manau, supratote, ką noriu pasakyti. Na, toliau, traukiame toliau. Dovanų maišelius. Tai dovanų iš Pedigree rodėjo taip, va tokie dalykiukai. Na, paskui reikės duoti, aš nesenai dabar daviau, va, nuo dantukų ten tokius iš Pedigree, tai vėliau būtinai pavaišinsi. Na, Medutė tau Gintarė tikrai sako ačiū, nes jinai mėgsta tokius dalykus be galo. Oi, na ką, aš žiūriu, kad Gintarė tiek pridėjo daug, vau. Na, žiūrim, kas toliau čia. Vau, koksai fainas, Café Bein. O čia tai dalykas, aš nesu tokio bandžius niekada, bet koksai fainas. 250 ml, koksai didelis iš tikrųjų.
Čia yra dušo želė, dušo kremas su vyšniom ir almondų, kaip sakant, pyragėliais kažkokiais, pyragėlių ir vyšnė. Bet koksai fainas, kokia spalva ir koksai tas visas įpakavimas. Dabar bandysiu pauostyti. Kvapas, tai aš nežinau, pasaka, o ne kvapas, pasaka. Tikra pasaka galiu pasakyti, wow. Aš kai jau nutylu, aš jau nebežinau ką pasakyti, nes esu apšalus. Kaip man patinka, wow. Labai, labai fainas dalykas. O kaip miela prie veido dedu, koksai, ta prasme, tas įpakavimas, toksai švelnutis. Wow, faina. Išbandysiu, pasakysiu, nes nežinau. Dabar maudytis kaip noriu eiti. Ir čia ir kūną šveisti noriu, ir su šitu noriu save palepinti, ir plaukus noriu lepinti, ir po to po dušo noriu su Victoria's Secret išsipurkšti, vienu žodžiu. Būsiu pilna įvairiausių kvapų. Wow. Nu, super, super. Negaliu. Čia gimtadienis mano, ar kas čia yra, kad aš tiek dovanų gaunu ir, wow, šypsena nuo veido nedingsta. O, Jėzau, aš tokius dievinu tokius, mielus rankų kremukus. Negaliu. Tokie įvairiausi mėly dalykai su gražiais įpakavimais. Man tai patinka, aš negaliu. Labai mėgstu tokius įvairiausius mėlus, mažus dalykus su visokiais papuošimais ar dar su kažkuom. Taigi čia yra toksai, su gėlytėm, rožinė, žalia, man tai patinka. Čia yra apsauginė plevelė, o plevelės dabar aš nenoriu nuplėšti, kadangi, tiesiog turiu dabar rankų kremą, kuriuos naudoju, netgi keletą atsidariusi. Ir be reikalo dabar šio daryti nenoriu, tegul jisai pastovi, nes, kad ta galiojimo data nepradėtų naudoti, to prasme, eiti, kaip aš atidarysiu. Atidarimo, to prasme. Todėl geriau, tegul dar jisai pastovės man lentynėlėje šiek tiek, arba galbūt mamai duosiu, nežinau, bet gaila. Labai noriu pati pasilikti, iš tikrųjų, nes labai fainutis. Labai fainutis. Rankų kremas, wow. Pasidėsiu tikriausiai dabar, kol kas pasidžiaugsiu kokias porą savaitėlių, kol pabaigsiu savo senąjį, o po to galbūt naudoti pradėsiu jau šį. Labai ačiū, Gintarė. Tokie mėly visi produktai, šakės. Ir dar kažkas. Wow! Oh my god. Lipstiko, pažiūrėkit, ką galvau, pažiūrėkit. Negaliu. Oh my goodness. Dieve tu mano, kaip sakant. Kokia kosmetinė, faina. Kosmetinės aš dievinu, ta prasme, man niekada jų nebus per daug, nes aš tikrai turiu ką jas dėti. Ta prasme, wow. Aš nebūtinai kosmetiką dedu, aš galiu dėti nagų lakus, aš galiu dėti tušinukus, galiu dėti knygutės, aš visur važiuoju, keliauju, vis man reikia, tai mokyklą, tai dar kur. Ir žinoma, čia viduje kažką įdėjus. Wow. Eina sau. Gluten free, coconut chips, šokoladinis įdėjo. Tu nežinau, tu esi fėja, tikriausiai tu, Gintarė, esi fėja. Wow. Išpildanti norus, troškimus ir panašiai. Wow. Čia tokie yra, kaip sakant, kokonuto čipsiukai, tokie kaip saldainiai, yra veganiški, aišku, čia viskas yra, matau, parašyta, kokonut čips su juoduoju šokoladu. Valgysi, skanausiu, žinoma, sūnui duosiu grįžti iš mokyklos, pavalgysi pietus ir duosiu desertui paragauti šitų. Ačiū, Gintarė, wow, super. Valgysim, skanausim ir, nežinau, dėkosim tau, tikrai. Wow, čia yra tiesiog, aš tokių nesu pirkus, bet aš esu mačius panašius, čia pardavinėja. Tik tokios spalvos, mėlynos esu mačius, tokios šviesiai melsvos, man atrodo. Fisherman's Friend. Čia tiesiog tokie, kaip dražė, tokie mėtiniai, saldainukai tokie.
Va. Va, tiesiog. Taip, extra strong longevity. Tiesiog tokie... Taip, čia yra įvairių tiesa, va čia rašo. Ir likiriš ekstraktas, mentolius ir dar kažkas, vat, yra... Įdomu bus paragauti tiesiog. Čia tokie kaip mėtiniai saldainukai, vienu žodžiu, kažkas panašaus. Ir dar kažkas yra, nes čia yra dar va tokia užtrauktukas. Vau. O kaip kvepia, neįsivaizduojat, aš suvalgyti noriu. Bet čia, man atrodo, nevalgomas dalykas. Čia yra vegetable, strong, scented, žodžiu, čia yra daržovių ir stipraus vaškas, kur ta prasme 100% augalinis vaškas. Vau, aš net nežinau, kad tokio yra, įsivaizduojat. Ir netestuota ant gyvūnų, ir rankom pagaminta. Kaip rekomenduoju jums, tikrai kvapas pasaka. Žinot, pavyzdžiui, aš mėgstu Yankee Candles. Tai čia kvepia dar turbūt geriau negu Yankee Candles. Labai stipriai kvepia. Labai pabandysiu aš dėti. Kai žvakė dega, bandysiu aš jį ištirpdyti. Kokią dieną. Wow. Bet gaila taip, jie tu kokie faini, kokios rožytės. Labai fainos. Ir įsivaizduojat, rankom pagaminta. Ir čia yra daržovių vaškas. Na, super. Nes Yankee Candles, tai visos, aš manau, jos yra iš bičių vaškų, iš kojos pagaminta. O čia vat yra iš daržovių. Bet aš manau, kad čia yra daug brangiau. Na, Gintarė, tu nepagailėjai, tikrai nežinau. Tikrai, man atrodo, visą širdį sudėjai į šią, kaip sakant, swapboxo dėžutę. Nu, faina, bet pažiūrėkit, lipstick on teeth. Labai nuotaikinga, iš tikrųjų, kosmetinė. Kaip sakant, lietuviškai išvertus būtų lūpų dažai ant dantų. Na, nežinau, fainas, labai. Fainutė labai, man labai patinka, labai. Ir ištrautukas toksai fainas. Labai super. Labai ačiū, labai. Na, kas toliau, tai bombytė, kokonut and vanila. Patys skaniausi mano, kaip sakant, kvapai, vieni iš skaniausių. Gal ne patys, bet vieni iš mano skaniausių yra kokosas ir vanilė. Tai super bombytė. Žodžiu jau. Kaip švelniai kvepia, grinai taip švelnių kokosų su vanilė, taip super. Kokį vakarą atsigulsiu, įsimesiu bombytę ir eisiu save palepinti. Labai ačiū, Gintarė, už bombą šią. Na ką, dabar čia tiek tų popierių, dar žiūrim, kas čia liko, wow! Nepatingėjai prikarpyti šitiek daug, tai wow. Tiek dar čia, čia labai įdomus dalykas, kas čia? Incense, baltas muskatas. Čia yra kvapai, ar čia yra tie, kur uždegi, kaip jie vadinasi? Incense sticks, taip, čia yra tie, kaip? Nu, taip. Čia yra, reikia tik tais man tokį dėklą nusipirkti, kur įdedi į dėklą, kaip sakant, ir uždegi ir smilkalai, va tiesa, smilkalas, ir smilksta taip. Ir balto muskato kvapas, tikrai kvapas nuostabus. Baltas muskatas, vat, buvo tokiame pakelyje, 20 stikų. Na, super. Nežinau, tokie produktai. Vau. Na, vau, tikrai. Aš iš tikrųjų senai bedeginu, aš anksčiau labai mėgdavau tuos esencijas, norėjau skaityti, tos stikus, ta prasme, tos smilkalus. Bet pastaruoju metu kažkaip... Ai, čia lietuviškai va rašo, smilkalai. Va, čia ir rašo. Na, ką naudosiu būtinai, tikrai. Na ką,
video pratraukė skambutis man ir, kaip sakant, aš po to bandžiau filmuoti ir aš nebuvau jungusi play. Ir man niekas neįsirašė, kaip sakant, visa ta pabaiga video neįsirašė. Ir dabar šiandien yra visai kita diena ir aš dabar baiginėju šį Gintarės ir mano Swaboxo, to prasme, pabaigą. Man atrodo, aš parodžiau visus produktus, taip labai apgalvojau, man atrodo, kad aš tikrai parodžiau visus produktus. Na, jeigu Gintarė gal kokio neparodžiau, tai nepyk, bet man atrodo, kad aš tikrai parodžiau visus. Nes vakar taip vat nutrūko tas pokalbį, ta prasme, kai man paskambino, gavau nutraukti filmavimą ir po to, nežinau kaip aš ten pabaiginėjau, kad man nieks įsirašė, iš viso matyta, kai aš paspaudžiau stop, įsirašė, kai aš vaikštau, vienu žodžiu nieko nekalbu. Na, tikrai labai atsiprašau dėl tokio įrašymo, dėl tos pabaigos tokios, bet, na, pagrindė tai, ką aš noriu pasakyti. Kad labai ačiū tau, Gintarė, už nuostabas dovanas, už, nežinau, už visos tos Victoria's Secret, tą purškalą, už visas kitas dušo želės ir vairiausių tikrai labai nuostabi kosmetinė, labai tikrai nuostabių dalykų man įdėjau, tikrai be galo, labai malonu. Aš labai džiaugiuosi, aš tikiuosi, kad tu taip pat džiaugiuosi mano įdėtomis dovanėlėmis. Man labai būtų malonu žinoti, kad taip pat džiaugiesi. Na ką, tai va, tiek ir noriu pasakyti, kad labai ačiū ir tom ir noriu pabaigti. Iki, mielieji, ir iki pasimatymo.